Jau 19 kartą diskutuojama, kaip įmonėms pasirūpinti savo darbuotojų sauga. Geriausiai tai išmanančios bendrovės Sabelija kolektyvas visus šiai aktualijai nebejingus sukvietė į kasmetinę konferenciją. Pradėję prieš 20 metų veiklą, mes pamatėm, kad šita darbų saugos specialisto profesija tokia labai nedėkinga. Tai yra, darbų saugos specialistai dažniausiai tai būna kaip pasakyti, dėmesio centre tada, kada įvyksta nelaimė. Jeigu įmonė kažkas tai žūsta, ar įmonė kažkas tai susižeidžia, virsta, griūva, sprogsta, tada ir spauda, ir inspekcijos, ir prokuratūros tyria įvykius, ir žodžiu, o kada viskas gerai, tai darbų saugos ir darbų saugos specialistų įmonėje tarsi nėra. Tai mes nusprendėm, kad vieną kartą metuose mažiausiai reikia sukviesti visus nebejingus darbų saugai ir tiesiog kartu pabūti, atnaujinti žinias. Savo žiniomis ir patirtimis su visais susirinkusiaisiais dalinosi per 10 lektorių. Pirmą kartą buvo galima pasirinkti, kokią informaciją norima išgirsti. Antroji konferencijos dalis vyko 2 salėse. Vienoje aptarti darbų saugos klausimai, antroje sprendžiami darbų teisės niuansai. Konferencija dažnai yra postūmis keistis. Pradėti gyventi, dirbti, elgtis, gal net save vertinti kitaip. Ir pasakyčiau paprastai, kuo dažniau mes pradedam naują gyvenimą, tuo geriau, nes naujas gyvenimas vėlgi labai dažnai pradėtas pirmadienį, trečiadienį jau vėl tampa labai panašus į buvusį. Tačiau postūmis jisai yra prasmingas. Tas pabuvimas kartu tame būryje, išgirsti kolegų nuomonę tam tikrais klausimais, išgirti apskritai apie kas Lietuvoje vyksta, kokie procesai, kokios naujovės, manau tikrai verta ir dalyvauti ir diskutuoti. O diskusijų buvo tikrai apstu. Konstruktyviausios, bet tuo pačiu ir laisvo pobūdžio diskusijos vyravo pietų pertraukėlės bei sprendimų mugės metu. Pasak specialistų, taip reikia bendrauti ir įmonėse. Darbdavys turi žinoti, ko konkrečiai nori iš savo darbuotojo, o šis aiškiai suprasti, ko iš jo reikalauja vadovas. Jeigu žiūrint iš tos pusės, kaip organizuoti verslą, kaip organizuoti darbus, kaip organizuoti tą pačią darbų saugą, tai labai svarbus momentas, kad ne tik tai būtų pakabinta ore kaip kažkokia užduotis, bet tikrai abi pusės, ir darbuotojas, ir darbdavys turi tikrai žinoti, ko kiekvienas nori vienas iš kito. Lektorių paskaitų klausėsi per 200 dalyvių iš visos Lietuvos, visiems jiems įtikti Sabelijos kolektyvo įsteigti bei užkalbėti gyvybės išsaugojimo darbe amuletai. Bendrovės simbolių šermukšniu padabinti ženkliukai. Tokius gavo jau 8 konferencijos dalyviai. Kasmet šie amuletai dedikuojami skirtingoms prevencijoms darbe. Atsakomybė už gyvybę, streso mažinimui ir kitoms. Šį kartą jie padės išmintingai kurti darbo santykius. Ar reikalingos tokios konferencijos? Žinoma. O kodėl? Daugiau informacijos, žinių pasisemti, patobulėti, susipažinti, su kitom įmonėm pabendrauti. Susikalibruoti savo žinias, kaip sakant, palyginti su kitų, save vertinti ir pasidalinti kai kuriais svarbiais ypatumais darbo. Konferencijoje nepamirštos ir šiemet labiausiai mūsų šalies savo kolektyvo sauga pasirūpinusios bendrovės, tai Riterna, Allbright Lietuva bei Rihau. Jų atstovams įteiktos vieno iš Sabelijos simbolių riterio statulėlės, kurio šarvai tarsi apgobė kiekvieną dirbantįjį, saugo jį ir globoja. Tai kokia turi būti įmonė, kad gautų štai tokį apdovanojimą? Socialiai atsakinga, besirūpinanti savo darbuotojais ir visais tais, kurie į ją ateina. Ar sunku to pasiekti? Žinot, turbūt nėra labai paprasta, tiesiog reikia kasdieninio ir kruopštaus darbo. Be dovanų neliko ir konferencijos organizatoriai. Sabelijos generaliniam direktoriui Tadui Šatkauskui kolektyvas įteikė bendrovės simbolį šermukšnio medį. Juk ši visų mūsų darbų sauga besirūpinanti įmonė švenčia 20-metį.